Paryžiaus Komunos gatvės antrojo namo gyventojai jau ilgą laiką savo name jautėsi nesaugiai. Nuolatinė baimė grįžti namo, laiptinėse girtų žmonių buvimas gyventojams nedavė ramybės. Galiausiai visi priėję prie vieningos išvados nusprendė įsigyti vaizdo stebėjimo paslaugą. Jie kreipėsi į savo namo vadybininką su šiuo prašymu ir dabar gyvena saugiai. Apie tai, kaip dabar jaučiasi čia gyvenantys žmonės, pasakojo namo gyventojai. Kai čia atėjau, buvo man siaubas. Kai dirbau, dar nemačiau, bet kai paskui išėjau, aš šiek tiek apsirgau, žiūriu siaubas, nei pralipti negalima, nei praeiti nieko. Galvojom, nusprendėm, ką daryti, tiesiog ir apvogti buvom 4 kartus, mano šeima buvo apvogta po vieną oficialiai. Kas laiptinėje, kas lifte, kas prie durų apačio, durys buvo laužtos. Tai po to nusprendėm kažką tai daryti, nes tiesiog nesaugu. Bandėm įdėti kameras ir žiūrėsim, kas gausis. Ir gausis efektas toks, kad nebedergia žmonių, nebėra apie 80% suvalkataujančių švirkštais. Tikrai apie 80% faktiškai. Bet nebėra. Tik tai tie nepatenkinti, kurie pačius. Jie ateina, atidaro duris, pamato ir supyksta, pagrasina ir uždaro duris. Dar ypatingai susidurti su tais dalykais. Nu, dabar paskutiniu metu tai yra gyvenam viskį padariau jau. A čia dėka kamerų, ar iš vis gal žmonės pasikeitė. Ir žmonės pasikeitė. Bet prieš tai aš 20 metų čia gyvenu, tai buvo baisu. Jau galima žmogų padorų įsivesti, o tai bijodavom, kad kas neateitų padaresnį. Šitos kameros garantuoja tai, kad gyventojai gali stebėti savo namo, pastato, buto būklę, sakykime, kas jos gadina ar negadina ir apskritai stebėti, ar nepatenka pašaliniai asmenys į jiems nepriklausančias patalpas. Taip garantuojama saugumas, taip garantuojama gyvenimo kokybė, nes dažnas žmogus, kuris nori pažeidinėti, sakykime, nusistovėjusios taisyklės, vengia tokių vietų, nes padarius nusikaltimą arba kitą nusižengimą gali būti atpažintas ir patrauktas nemalonėn. Todėl tokių vietų vengiama, o kada įdiegus kamerą žmonės pastebi ženklų savo gyvenimo kokybės pagerėjimą, nes jaučiamas saugumas, jie ramesni dėl savo turto, ypatingai tie, kurie išvykę į užsienį, nes gali prisijungti prie vaizdo stebėjimo kamerų iš savo išmaniojo įrenginio bet kurioje pasaulio vietoje ir stebėti situaciją nebūdami toj vietoj, sakykime, tai yra ženklus pagerėjimas ir nauda žmonėms.